Na, o dabar pakalbėsime, kodėl pas pakraudamą kamerą nėra PIR jutiklių. Visos kameros PIR šilumos jutiklį turi, o šita neturi. PIR jutiklis tai yra daiktas, kuris pažadina kamerą iš miego. Įprastai baterinės kameros niekad nieko nefilmuoja, niekad jos nemato. Ten tolėliau gali vaikščioti žmogus, kamera net neprabus. Kai žmogus nusileis čia į apačią, distancija liks dažniausiai 5-10, kartais 15 metrų ir panašiai, kamera trumpam prabunda. Tai reiškia, mes nežinosim, iš kur atėjo svetimšalis ir ką nuėjus toliau ten veikia. Turėsim tik tais įrašo pradžią va štai nuo čia. Na, tai yra nekoks sprendimas, bet kito sprendimo kaip ir pas kameras nebūdavo. Šita kamera, kadangi neturi PIR jutiklio, tai gamintojas sugalvojo kitaip. Šita kamera filmuoja kiaurą parą. Filmuoja lėtuoju būdu, jis vadinasi time-lapse, reiškia, kol nėra judesio, kamera daro po frame, po kadrą, kas jūsų nurodytą laiką. Tai tarkim, para gali tilpti į kelias minutės, tai jeigu judesio nebuvo, mes taupėm bateriją ir sutaupėm kortelėje vietą įrašo. Jeigu kamera pamato judesį, o jau vyksta viskas ne iš PIR jutiklio, o iš vaizdo analitikos, tarkim, įėjo į teritoriją žmogus, kamera perina prie realaus greičio įrašymo. Nuostabus, puikus sprendimas, didelė baterija, šildoma baterija žiemos metu, saulės panelė ir nuostabus sprendimas su stebėjimu kiaurą parą. Antros tokios kameros aš nežinau, man neteko matyti, galbūt ir yra, bet iš principo mūsų rankose tai yra pirmas toks modelis, kuris turi tokią funkciją. Va.